Sveiki, aš esu Anastasija Sasunova, esu vizualaus meno kūrėja. Šiandien atvykau į plenerą kurti kartu su kitais menininkais ir bendruomenę skirtingus kūrybinius sumanymus. Iš tikrųjų, skirtumas tarp lauko ir vidaus, man atrodo, mano kūryboje nėra labai svarbus. Apskritai mano žvilgsnis kaip menininkės neretai yra atsuktas į išorę, bet iš mano kaip kuriančiosios perspektyvos, tai yra viskas yra mano subjektyvus vaizdas, ar ne? Kas ta išorė, ar išorė, kuri yra lauke, ar išorė, kuri yra viduje esantis dalykai, nėra tokio didelio skirtumo. Bet neretai iš tikrųjų tam, kad kažką įdomaus surasti ir papasakoti, reikia išeiti iš namų. Atvykusi čia norėjau užsiimti filmavimu, tokios vietinės, labai specifinės pasidaryk pats kultūros. Ir tai ir gali būti visiškas toks daržo kūrimo išmanumas iki mažosios architektūros, liaudiškos mažosios architektūros. Ir kai aš sakau liaudiškos, aš turiu omeny šiuolaikinę liaudišką, o ne tradicinę, senovinę. Ir man atrodo, kad tai yra be galo įdomu, turint omeny ir šitos vietos istoriją ir paskirtį, kokia jinai buvo anksčiau. Tai ir yra mūsų, ar sakykime, nepasisavinti, o tiesiog apsėsti tas vietas, kurios anksčiau galbūt buvo militaristinės paskirties, arba neretai Lietuvoje tai būna apleistos kažkokios vietovės, kurias mes iš tikrųjų turime istoriškai, politiškai permastyti iš pagrindų. Ir man atrodo, šita vieta tai ir yra tokia vieta, kurioje iš pagrindų, bet to pačiu iš pačių žmonių, iš pačių vietinių bendruomenių atėjusi ta iniciatyva perkurti vietą. Man atrodo, kad tai yra be galo gražu ir tai aš ir norėjau filmuoti ir galimai panaudoti savo kūrinyje naujame, kurį aš kuriu apie tą lietuvišką pasidaryk pats kultūrą, kuri yra mums buvo svarbi ne tik sovietmečių kaip tam tikra išgyvenimo priemonė, bet ir kapitalistinė jos jau ekonomikos laikais, kaip taip pat yra kūrybiškumo ir išgyvenimo priemonė. Tad šiandieną, kadangi dėl lietaus negaliu naudoti savo kameras, aš piešiu kadruotes. Atsispirdama nuo šitos vietos, aš piešiu savo naujajam kūriniui kadruotes įkvėpta šitos erdvės. Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, mąstant apie sodininkystę ir kūrybą, yra turbūt bendras žodis kultūra. Tai yra kultivavimas kažkokių kultūrų. Kultūra kaip iš augalų galbūt labiau atėjęs žodis. Ir man patinka mąstyti apie šitą sąsają, nes iš esmės per sodininkystę galbūt ir galima mąstyti apie tą ilgalaikį kultivavimą kažko. Kultūra, kuri kūrėsi per mažas praktikas, per kasdienį, galbūt kartais nematomą darbą, per kartais ne visada iš karto tvarkingai ir blizgiai atrodantį darbą. Tad, man atrodo, čia galbūt tarp šito plenero ir šitų sodų yra tikrai kažkas bendro. Dar negaliu iki galo apčiuopti, bet jaučiu bendrumo ryšį.